Sveiki visi, dar vienas savaitgalis. Mes tiesiog pradėjom iš niekur nieko vlogint parduotuvėje. Mūsų krepšys dar beveik tuščias. O ne, manęs, nes aš negražiai apsirengus ir aš be make-upo, o ne, kaip moteris, ta prasme, o Jėzus. Nebijokit, tiesiog yra dienų, kai jūs nenorit jokio make-upo ant savo veido, ar nenorit kažkokių įsipraustų ir sustrausinčius drabužius. Ir tai yra normalu, ir tai yra gerai, ir tai yra žmogiška. O kartais jūs norit full glam ir full make-up, ir tai irgi yra gerai. Darykit tą, ką norit. Ir išnešia tai šiukšlės į dieną. Darykit tai, ką norit. Sudėkit makiažą ir neškit šiukšlės. Čia yra challenge'as naujas mūsų kanalų. Kai mes kamštį padarėm, biškį kamštį, taip kad slinkt reikia iš čia. Ką tu čia šiandien gaminsi? Nežinau, ar šiandien, bet prašė viena moteris daugiau receptų saldžios bulvės, padaryčiau kažkokį receptą. Tai darysiu. Galiu pasakyti tik tai, kad vakar buvo mūsų cheat vakaras, kai su atvažiavome vakaras. Ir man žiauriai bloga. Nes šokoladas tiesiog per dantis semėsi jau. Ir aš noriu dabar smūfo. Ir darysiu smūfį. Tai, imam mėsos, darysim smūfį. Štai mūsų Lidlo, mūsų olandiško Lidlo akcijos. Ilgos veganiškos mėsos. Aiškos mėsos. Skaniai atrodo. Norėčiau aš jas valgyti, bet jos visiškai nėra skanios. Aš nežinau, kaip tai. Ne, man tai jos skanios, bet jose iš tikrųjų tiek visko privanota čia. Ja. Toks ingredientų sąrašas, tai žiauru. Nestumėm veganizmą, bet per daug chemikalų tam. Tai tada, prasme, dėl ko veganas valgyti daržovės, vaisius, riešutus ir panašiai, bet ne kažkaip perdirbtus mėsdus. Prie mūsų priėjo ir visiškai uždraudė mums filmuoti Lidlę, turbūt čia paslėpti nori labai daug paslapčių, marketingo. Gaila, bet negalim filmuoti taip, kad susitiksim lauke, nes išmes mus nuolatinius klientus, kurie čia išleidžia krūvą pinigų, išmes mus už tai, kad nufilmavom čia video. Šimtant. Čia mes dar priengi negalime filmuoti gal. Nu, tegu jau ateina ir pasako tada. Padaryk prisitraukimą ant skersinio. Žingsnis po žingsnio, kaip prieiti prie muscle up padarimo, ja? Aha. Ir pirmas etapas, antras, trečias etapas. Taip, supratom šitą. Visus 3 etapus prasuki, darai nuo 5 iki 10 ratų, kol nenumiršti žodžiu realiai, bet jeigu jau numiršti, vis tiek darai. Jo. Nes tai yra svarbu. Atsikeli ir eini iš naujo, ne? Čia per žaidimą. Taip. Tiesiog, numiršti, nesikeli ir vis tiek darai, ta prasme. Nesikėlės. Gerai. Nu? Pirmas. Tai... Technika. Čia turi būti kažkokia technika. Ir į apačią. Tai kad tu nepalieti. Tai ką čia meluoji žiūrovom? Tai tu paliesk. Tai sakai, kad jie turi paliesti ir tu paliesk. Žiūrėkit. A čia palietei šūdą. Gerai, rodyk antrą etapą. Pratimas iškerta visus raumenis, išvanuoja visą kūną. Viršus. Antras pratimas. Paėmi už vamzdžio, nusileidi naniet ir ištiesi kojas ir prisitrauki žemyn. Va, šitas labai geras. Man šitas patinka. Prisitrauki žemyn. Prisitrauki vėl ir vėl žemyn. Aha. Ir vėl prisitrauki ir vėl žemyn. Ir vėl prisitrauki. Ir vėl žemyn. Žiūri į dangų. Prisitrauki. Kai pamiršti, kad workoutinį tu gali daryti be galo, jeigu tu labai atpalaidavęs. Tai va, šitas... Tai čia reiškia, reikia visiškai atpalaiduoti, ne? Čia visiškai pamiršti reikia, kad tu workoutinį iš viso. Aha. Jeigu tu pamirši iš viso, kad tu workoutinį, tu pasinersi į dangaus žydrynę. Ir tada tu galėsi čia daryti. Rodo už žydrynę dangaus. Auks ir auks. Auks, jie patys auks. Svarbu bulkučių pasidėti prie paturniko. Bet kodėl tu nepasidėjai bulkučių? Nes jau suvalgytas bulkutės, neištvėriai. Vakar aš suvalgiau.
Šiandien bandau kažką. Gerai, jau atsigavai, eik ant trečio etapą. Antras. Trečias yra pats sunkiausias. Jeigu tu nemokėsi trečio padaryti, tai tau, skaityk, nėra išeities apšė ant turnikų. Gerai. Gerai, ką čia daryti reikia? Reikia. Taip, tokį kaip mini šuoliuką darai. Aha. Apsiverti. O? Ir nusileidi ramiai. Ramiai, ne? Šuoliukas. Apsiverti. Nusileidi ramiai, ne? Aha. Biški sukasi galva. Aha. Nekreip dėmesį. Aha. Jeigu reikia įsivemi, jeigu reikia čia išsivolioji ir vis tiek darai. Išsivalioji savo vėmaluose, ne? Čia yra vienas ratas, 1, 2, 3 pratimai ratas. Darai maksimum. Darai nuo 10 iki 20 ratų. Sakai, nuo 5 iki 10 pradžiai. Dabar persigalvoju. Aišku, gerai. Sėkmės jums. Laikinkit, jeigu patiko šitas video. Pabandykit, užtaginkit mūsų... Jo, challenginkit savo draugus. Challenginkit savo draugus, tėvus, senelius, prosenelius, promočiutės. Taip, tiesiog visą giminę. Kvieskit giminę. Giminės susitikimas įvykdyti šiai užduočiai. Tai puikia pramoga. Susirinkit prie turnikų ir baliavokit. Taip. Pasidėkit spurgų. Pasidėkit spurgų. Galit vodkės butelį iš tikrųjų, tai dar pridega jėgų. Bankė proteino. Ir viskas būna gerai. Taip kad sėkmės jums, su jumis buvo jūsų jau treneris Rimvydas ir... Fitneso guru Rimvydas. Aslama. Aslama. Paruošta. Šitos salotos yra labai geros. Man dabar bus jo žiaurios. Padažas, tai aišku, čia cukraus krūva bus, bet nežinau, dar svarstau, ką čia darysiu jo. Visas šitas reikalas, makaronai, krevetės, nes mes prabangus esam, čia tik krevetės valgom šiaip, jeigu ką. O, žiūrė, dar maišas vienas. Sėklos, sezamo, kaip žiauru. Gerai, visas šitas 400 kalorijų maždaug ir 24 iš jų proteinas. Idealus mylas, jeigu esi žiaurus tinginys. Trauk tą nesąmonę, nieko aš nerodysiu, išrodus savo. Tai va, tinginiam čia idealus dalykas, bet Almantė čia darys dabar kažkokios vaišės didelės, taip kad parodyk savo nesąmonę. Nesąmonė. Naujienų. Naujienų. Trapučiai, biologiški, su oboliu ir cinamonu. Dar buvo su medum, tai kitą kartą tik su medum. Tai vadro, jau skanus, nesuvalgau. Jau skanus, bet jo, o čia mūsų laukia naminius burgerius darysim. We are so excited. Gal nežinau, Almantė čia gal filmuosi savo kanalą kažką įdės. Mano kanale bus pilnas receptas. Taip, kad sekit Almantė Fit ir jos kanale bus pilnas naminių burgerių receptas, kurie jūs pradžiugins, pralinksmins. Šiandien sekmadienis. Einu sporto salę, pafilmuoti vieną video, kurį norime padaryti kaip motyvacinį video Almantės kanalui. Rio olimpiados. Taip, Rio olimpiados įkvėpti, norim padaryti gražų video. Rio olimpiados proga. Nes ten žinau, kaip proga. Taip, kad kadangi turiu prieimą prie krepšinio salės, tai va ten nufilmuosim video. Nežinau, kiek čia užtruks, taip toliau, bet gražus vaizdas čia už mūsų labai, gamta. Plaukus kažkaip čia. Jo, Almantė bando plaukus dėlioti. Svarbu, tai yra visiškai. Tik kelias ištraukas parodysim iš to, ką mes darėm, nes video bus vėliau. Užvertus galvą. Pabiškino leidinėk žemyn galvą. Iškvėpk. Baigiam savo reikalus. Puikiai pavorkautinom. Abudu paprakaitavom, nes Almantė prakaitavo nuo sporto, o aš bandžiau išlaužti pozicijas visokias filmuodamas, taip kad irgi ten krūvis nemažas. Neblogas kardio. Žiūrėsim, kaip čia gausis video. Tikimės jums patiks. Labai gerai, nes visuomet labai gražiai padarai. Tikimės jums patiks ir vertinsit. Tai va, taip mes leidžiam savo sekmadienį.
nieko įspūdingo čia šiandien nebuvo, pasportavom vėl eilinį kartą ir nuveikėm šiaip dar prie kompiuterių daug, taip kad niekam čia turbūt neįdomu žiūrėti, kaip mes sėdam prie kompiuterio. Mes tiesiog dirbam Jo. vieną dieną, Taip kad, savo svajonės link. jo, vienas žingsniukas arčiau svajonės kiekvieną dieną. Vieną dieną viskas atsipirks, mes žinome. Uždaryti reikia vartus. Da, aš palaikysiu. Pašnekėsiu su žiūrovais, va. Motyvacinis tai yra tik tas, kad tiesiog darykit tai, ką gali daryti, ką sugeba daryti, kame turi talentą ir darykit tai kiekvieną dieną ir visą laiką tikėkit savim ir tikėkit, kad kažkada tai atsipirks. Gal ne šiandien, ne rytoj, ne po metų, bet gal po 5 metų. Ir tai visiškai nesvarbu, nes gyvenimas ilgas. Kai būna 40 metų ir sako, ką aš jau nieko nebegaliu daryti. Kaip tai nieko, tu net nenugyvenai dar savo pusę amžiaus, net nenugyvenai. Tau liko, jeigu, aišku, tu save prižiūri ir ten nebus kažkokio atsitikimo, gal dar 60 metų. Taip, kad tau liko daugiau negu pusę tavo gyvenimo. Ir tu nuleidi rankas, tai visiškai nesąmonė. Taip, kad siekit savo svajonį, siekit savo tikslų ir darykit viską, kad taptumėt kuo geresnė savęs versija. Yes. Pritariu. Imk man skauda ranką. Aš tai sportavau. Okay. Tuo pačiu atsisveikinam su jumis. Šitas vlogas toksai trumpesnis gal. Tiesiog Mažiau toks yra, filmavom. toks yra. Šį savaitgalį mažiau filmavom tiesiog, nes buvom gal užsiėmę biškį, bet... Norit video, ateikit į mano kanalą, ten bus daug video. Jo, eikit į Almantė Fit YouTube kanalą, ten, kai visą laiką Almantė... Kokius skanius gaminau. Ten Ir dar jų turiu ir dabar valgysiu. Ten sugeba Almantė nustebinti visą laiką. Ir beje, mano šį savaitgalį naujas kanalas išeina, ką aš jau kalbėjau prieš tai, kad aš noriu daryti kažką angliškai, kad būtų susijęs su šitais žmonėm, kur aš čia gyvenu, su Eindhovenu, su Olandija daugiau. Ir kadangi pradėjau jau šią savaitę su vaikais treniruotis, tai vat, aš noriu jiem daugiau žinių perteikti savo kanalu ir kažkokių pratimų, taip toliau, visokių įdomių dalykų. Taip, kad šitie 2 kanalai mūsų dabar kaip ir kelsis mūsų... Žiūrėsim, kaip čia bus. Ne, paliksim šitą kanalą, tai gal įdėsim tą savaitinį vlogą, gal ne savaitinį, gal 2 savaitės kartą. Žiūrėsim, taip. O jeigu ką, tai gal aš pradėsiu vieną vloginti. Tai galėsit. Jeigu aš jums patinka, teikit, padraugausim, pažiūrėsim, kas čia bus. Ja, taip, kad iš vieno mūsų šito kanalo, kaip gyvenimas, kyla į 2. Almantė Fit ir Wide Range Fitness, tai yra mano kanalas. Tada žiūrėsim, kaip čia gausis. Kam įdomu angliškai, gali taip pasakyti. Kas angliškai nelabai, pas mane lietuviškai yra. Pasirinkimai visom kalbom yra. Aš savo baby turiu savo kanalą, tu savo baby turi savo kanalą. Ja. Ir mes juos auginsim ir puoselėsim ir kursim ir nesustosim. Tai tiesiog, jeigu norit palaikyti mus, tai užsukit ir paspauskit prenumeruoti ir sekit mus toliau. Ačiū už palaikymą iš anksto ir geros savaitės, draugai. Iki.